Taigi, atėsim prie recepto. Gyvenam, ar ne? Tai čia yra gyvenimo kokybė ir laikas. Tarkim, jeigu jūs atėjote iki šito seminaro, sumokėjote pinigus, tai su gyvenimo kokybė auga, taip? Nes investavom į save. Nes visas gyvenimas mūsų va tokie nustoja, ar ne? Sutiksti. Tai geriau, tai blogiau, tai geriau. Tai gal čia kokiais tarpais, ar ne, čia vienos gal. Tai ir va bėga gyvenimas ir va sakykim susiduriam su kažkokiu sunkumu. Nu, kažkokia probleminė turi. Nes gyvenimo kokybė, kas tai yra dar, noriu sugrįžti prie to. Ką mes įvardysim gyvenimo kokybę? Laimės formulė, bet iš principo tai yra visos gyvenimo sritys. Nereiškia, kad aš turiu kažkokias pareigas, pinigų. Tai yra visos 5 pagrindinės gyvenimo sritys pas mane yra balansuoja panašiai. Nes tai yra gyvenimo ratas, kai yra pagrindinės finansai, ar ne, karjera, santykiai, sveikata, tiek fizinė, tiek dvasinė, laisvalaikis, draugai, kai yra šitos jos sritys. Galbūt ne maksimumas, bet jos labai panašiai. Nes gali turėti labai daug pinigų, bet neturėti nei santykių, nei sveikatos. Taip dažniausiai žmonės dirba visus pinigus. Paskui sukiša į sveikatos, tarkim, aš savininkas nebemyli ir taip toliau ir taip baisiau. Harmoningas turi būti. Galbūt šiek tiek mažiau ant penketuko, bet tas balansas, tas gyvenimo ratas, to lygiai sukas ir viskas labai gerai. Tai čia apie tokią gyvenimo kokybę mes kalbam. Mes susiduriam su sunkumu. Ir kaip jūs galvojate? Kiek mes turim pasirinkimo variantų? Problemytė, ar ne? Daug ar mažai? Daug, ar ne? Kas turi kitų idėjų? Bent du tai. Bent du tai tikrai kokius? Įveikti arba neįveikti. Reaguoti arba ne. Teisingai. Iš principo tai tik tai du. Paskui yra variacijos. Bet principinis dalykas yra, kaip mes pasirinksim. Kokį požiūrį pasirinksim, ar ne? Mokinio poziciją ar aukos? Ar aš mokausi iš tos situacijos? Ar aš esu auka, kuris mane teisai dabar čia jau nervina, ar ne? Kaip man čia su juo susirikti, kaip man čia su juo atsišaudys, kaip man čia jį priveikti? Taip? O jeigu mokinys, tai tada galvoju, o ką jis sako apie mane šitą situaciją? Ką jis nori pasakyti man? Nes mes mokytojus tai gavom, jeigu mes pamokos neišmokom, tai mes sekančiai gavom dar geresnį mokytojų. Jeigu su šitų neišmokom, tai dar. Ir mums taip mokys. Tai darbuotojas, tai šeimos narys, tai vaikai tada, būna žmonės idealizuoja, sako, labai svarbu yra baigti aukštąjį mokslą, labai svarbu yra karjera, labai svarbu yra visuomenės, nu kaip, pažiūrėk, ir aš, ir vyras, ir vaikai tą idealizaciją pauštirpani. Ir tada nei mokosi, nei siekia, nes per daug žmonės sureikšmina. Gali būti. Visaip, ar ne? Gali taip ir taip. Vat vieną idealizacijos atvejį savo šeimininkui pasakysiu. Mano dukra išvažiavo į Londoną po 11 klasių padirbėti vasarą. Ir žinokit, pilnas Facebookas, žiūriu juodų. Sako, mama, kaip man patinka jie, negaliu. Ir aš tada supratau, kodėl patinka. Nes tėvas rasistas, neperneša juodų žmonių. Ir visą laiką tai deklaruodavo. Sako, kodėl tu taip? Nu, tu nedirbai su jais, aš dirbu, o Jėzus, žinot. Ir va ta idealizacija paneigė dukra. Aš tą paskambinu ir sakau, jeigu tu nori supti juodus anūkus, tai tu gali tokios pozicijos ir toliau laikytis. Jis man sako, bet tai čia bairis. Sakau, bairis bus kitoks. Bairis, žinok, bus spalvoti. O tada ir bus bairis. Tas nebus. Ir jis sakau, važiuos tada. O dukrai sakau,
Tai kai važiuosi pas tėvą, tai turbūt skolinties vaikus, sakau, ar ne? Kaip tu kalbėjau? Su bairba, sako, mama, kaip man jie patinka. Nu, žinok, ir taip pagalvoju, aš visai nenorėjau. Kad ir kaip ten būtų, nu nenorėjau. Nežinau, galbūt tai yra gerai. Bet kaip bus, tai bus, nu ką dabar darys? Bet jūs irgi vat rasizmas čia. Bet irgi ir ten gerų žmonių yra. Aš su tokia, bet nesu kategoriška, nu bus taip, kaip bus, priimsim taip, kaip yra. Bet kadangi mano kaip mamos, žinot, nu, kažką tai padaryti galima. Žinodama, kaip visą tai veikia. Bet tėvas yra atviresnis, o jūs tai slepiat. Ne, nu kaip slepiu, bet man... Bet nepatinka. Nepatinka, bet aš nesu nusistačiusi prieš. Tai yra visiškai kita kultūra. Jo. Tik švelniau. Švelniau, bet tai nėra taip kategoriškai, tai nėra idealizacija, bet aš taip sakiau. Aš dar juokauju su dukra. Nu jau, sakau, pas tėvą važiuosi ir įvešiasi skolintis vaikus, ar ne, pristatysi. Tam susirgi nelabai patinka. Tai va, nu tai visiems čia mums žinoti. Man tai labai patinka. Tai va. Ir žinokit, po to mano pokalbio, taip, patinka. Matyt, tėvas pakeitė savo kažką. Išorė. Nežinau, bet žinokit, gyvena dabar baigė tas vidurinį, įstojo mokytis ir gyvena su klasioku, su baltu. Ir visai nebepatinka. Nebereikia nieko. Būtų idealizacija paneigti. Jeigu ir toliau, bet vadinasi reikia kažką tai pakeisti. Ne? Neidealizuoti, kad gali būti ir taip, ir taip. Aš tai priėmiau, nu kaip, bus taip, kaip bus. Pajuokaudavau, ar ne? Bet nesakydavau, tu ką aš savo galvoju. Nu, ką darysi? Priimsi taip, kaip bus. Vadinasi, kažkur tai yra praslysta. Bet kai aš žinau priežasties ir pasiekmės, kodėl taip veikia, tada aš darau tam tikrą prevenciją. Kam jį šito reikia? Ar ne? Skirtingos kultūros. Bet tai čia žmogaus ir pasirinkimo laisvė, tai jai pati. Nu, Tai bet kaip tai veikia, reikia suprasti, kad vaikai paneigia idealizaciją. Kiti šeimos nariai paneigia idealizaciją. Tau bus visada tokia situacija, kuri paneigs tavo idealizaciją. Reiškia, nereikia sutirštinti spalvų. Reikia priimti, priėmimas ir taip bus, ir taip. Ne? Bus taip, kaip bus. Laisvai. Su tais lūkesčiais. Taip, neturėti jokių lūkesčių, nes jeigu tik tai turėsiu jo ne per mano lavoną, nedarai pasako, jų tikrai nebus. Tai galėsi jau ir būti lavonas. Tada ir būsi lavonas, tai tada būtinai ta situacija ir bus tokia, kad va taip ir įvyks. Todėl nereikia sutiršti spalvų, reikia priimti. Sako, nespjauk vandenį, nes pats išnesi. Žinoma, ir tokiu atveju mes va šitiek va turime, ne? Kur spjauname, sako, jo aš tai niekada. Taip. Tai tas va ir tada Vaikai būtinas. veikia. Oi, kaip veikia, bet čia tamsu, ar ne, biškai? Per tamsu. Jūs netamsu? Tamsu. Jūs gal nieko. Tamsu. Ne, mums labai įdomu, mums tai man. Taip, tai du, ar ne? Mes priėmam arba mokinio poziciją, ir jeigu mes priėmam mokinio poziciją, tai mūsų gyvenimo kokybė va, taip, ne. Irgi bus pakritimų, o jeigu priėmam aukos poziciją, ir tavo iškiego, tai žemyn, kaip taisyklė. Tai norim. Mokina, bet svarbiausia, ar išvadas mes iš to darom. Kiekvieną kartą jis pagalvoja, nu čia buvo gera pamoka, nu čia vėl sekanti, galėtų buvo gera pamoka, bet galėtų jų mažiau būti. Užsakyti reikia, ne? Bet jeigu jūs išmokot, bet tai gal skirtinga pamoka, ar ta pati pamoka? Vis kita. nesikartoja. Jeigu panaši, tai vadinasi, jūs nepadarėte išvadų. Ne, nu jūs visą laiką kažkiek skirtingos. Turėtų būti skirtingas mūsų nuostatas turėtų ta pamoka. Skirtingas idealizacijas, skirtingas emocijas turėtų būti. Koks tai tas požiūris man turėtų pasikeisti šitą situaciją? Ką aš turiu pakeisti? Kokią mokinką galiu pradėti žiūrėti? Kad tos situacijos nebūtų. Ir kada mes suprantam tą savo pamoką, tai tiesiog pamoka išmokta. Dar vieną kartą patikrint, ar tikrai, nes tu gali savo protinį lygmenį sakyti, jau, aš viską išmokau, ne? Tada gyvenimas sako, nu, išmokai, nu, pažiūrėkim, ar tikrai mokai. Ir tada patikrina būtinai. Ir tada žiūrėk, dar neišmokau, dar reikia mokyti. Nes tai yra pasaulinės programos, kartais mes protu ir nesuvokim, kad taip yra. Mūsų racionalus protas sako, nu, aš viską suprantu, viskas čia man aišku. Bet pasaulinė programa yra kitokia. Ir tas pasaulinė programų perrašymas yra vienas iš tetrahilingo būdų, kiti tai daro hipnozės būdų.
kapstom pasąmonė ir pasižiūrim, kas ten yra, kas tai apie programą yra tokia, kuri vat blokuoja. Nes kodėl kartais žmonės svajoja ir jų svajonės nesirealizuoja. Ne? Kiti svajoja, pagalvojo ir viskas. Turi tą, ką nori ir sako, vat, aš ką noriu, tą turiu, o kitam norėk ir ne. Blokai, kiek mes turime to viso šlamšto savyje, ne, ir pasąmoniniam lygmenį. Matėte, tas visą kultūrėlį. Ko mes daugiau esame užsiteršę tom neigiamom nuostatom, neigiamom programom, to mūsų realybėje mes negalim tapti kūrėjais, kurti. Žinot, va čia tas, kur yra. Nuo drąsos. Virš drąsos pačiai. Virš drąsos, jo. Ir kuo aukščiau, tada to mintis realizuojasi greičiau. O jeigu pas mus yra, nes mes tai tiek prikurtume, ne, jeigu mūsų galimybės būtų tokios, kaip pagalvoju, taip ir būtų, tai jau, ne, ypatingai žiemos tėvautuose. Iš didumo lygmenį tiek prikurtume visko. Todėl ir tas vat ir yra galimybės. Kuo žmogus švaresnis nuo tų nesąmonių, tuo jo galimybės yra visiškai kitokios. Tuo jisai gauna daugiau informacijos. Nes, kaip yra pasakyta, Dievo meilė pasireiškia per žinias, per žinojimą. Duodam tą informaciją tada, kada mes iš tikrųjų neskriaudžiam kitų, nes Dievas, kaip sako, myli visus vienodai, tiek gyvas būtybės, tiek gyvūnėlius, tiek žmonės. Jeigu mes esame darnoj ir harmonijos visais, tada mes gaunam tą informaciją, prieinam prie kitų informacinių laukų, prie kitų minčių prieinam. Nes, pavyzdžiui, vat yra žodis sąžinė. Ką reiškia sąžinė? Sužinė. Ta, kuri graužia. Kur graužia, ne? Vidinis jausmas. Tada sulyginimas su tom priimtom visų vertybėm, normom, Informacija. Aš nesusijusiu su gėda labai. Atsakymas yra tame pačiame žodyje. Bet rusiškai, lietuviškai neradau literatūros, bet rusiškai labai aiškiai. Sviestikiu. Su žinia. Tai Jo. su žinia. Su žinia. Ir lietuviškai ko gero, bet aš tokio patvirtinimo niekur nesu perskaičius. Aš rusiškai tai sugirdėjus. Reiškia, Sau žinai. Sau jo, žinia. jeigu mes suprantam, kaip veikia pasaulis, ar ne? Mes suprantam, kaip veikia priežasties ir pasekmės dėsnis, tai mes nepėlinam tos šakos, ant kurios sėdim, taip? Bet jeigu mes nesusimasom ir nežinom, kur tas kamienas, kur tas liūs, tai mes kartais ir nusipjaunam, nukredus pačiu. Taip, būna taip. Bet jeigu tu žinai, kad tu, tai gerai viskas liaudis išminė, nedarykit tam, to ko nenorėtum. Reiškia, su žiniom ateina ir sąžinė, pavyzdžiui, žmogus, kaip pat irgi iš tų laukų. Nu, jisai taip elgėsi, ar ne? Atrodytų, nu, Dieve, žmogau, ką tu darai? Bet jisai nežino. Nežino. Tiesiog nežino. Ką padarys? Jo ir sąžinė tokia ribota. Jeigu niekas nemato, galiu mokyti. Taip? Bet jeigu mes jau suprantam, kaip veikia, tai jeigu mes tai padarysim, tai ir su mumis taip. Tai va čia yra apie sąžinę. Ko žmogus daugiau turi informacijos, ne, to jo sąžinė natūraliai turi. Tai ir švaresnė, ir supratimas yra visai. Todėl nereikia labai stebėtis iš kitų, kad jie pas jo sąžinė tokia, nu, kad jis gali taip pasielgti ramiai, bet trečiai pasielgti. Todėl, kad jisai nedisponuoja tą informaciją, nežino, kur kamienas, ne, jisai pėlina savo šaką. Taip, receptas.